Vienas varas pablaikas, ne. Neįkas, jis nenaudingas, Luhana, būk gera. Žinai, ką man tas kvailis padarė? Apšmeižė mane kažko tai kvaišą iš 5 kurso. Iš 5. Na gerai. Ačiū. Eik. Pagalvosiu, ką galima padaryti. Jis nekanda. Uždaryta. Eik, sumuštinis. Sumuštinis. Norėsis gert. Kvėpok. Pakel galvą. Įsižiok dabar. Nuryk. Kvėpok. Pakelk rankas. 1, 2, 3. Nagi, 1, 2, 3. Kvėpok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sunku patikėti, kad dar kartą nevedėjai. Vadinasi, nepamiršai Marinos. Mariną pamiršau, norėčiau šio to paprašyti, Andresai. Nenoriu šiuose namuose kalbėti apie Marisą. Nepyk. Ne, žinau, kad tai skaudi tema, tu teisus. Dėkuoju. Kągi, jau eisiu. Reikia viešbutį susirasti. Ne, kur eini? Į viešbutį? Ką čia kalbėti? Bet šitie namai tavo. Gyvensi čia, kol rasi darbą ir užsidirbsi saviems namams. Daugiau jokių kalbų? Ne, tikrai. Dabar patylėk. Man skambina. Alio? Koncepcija. Džiugu jūs girdėt. Kaip laikotės? Gerai, labai gerai, taip. Labai anksti. Nesirūpinkit. Iš pat ryto važiuosiu jų pasiimti. Labai ačiū, kad paskambinot. Labanai. To vaikino meksikiečio, apie kurį pasakojo mama. Norėjo pranešti, kad jie labai anksti grįžta. Tikriausiai Mija labai nori namo. Aš labai noriu ją pamatyti. Tikriausiai labai graži. Taip, tikra gražuolė. Bet pasiutus. Laimė, turiu Manuelį. Jis ją saugo. Abejo, ir tikrai saugo. Atsiprašau. Nesuprantu, ką turi galvoj. Nepažįsti Manuelio, o aš pažįstu. Jis puikus vaikinas. Esu tikras, kad puikiai ją rūpinsis. Palauk, Frankai, nebūk toks naivus, negalima. Ką čia kalbė? Ką tu čia tauški? O ką? Prisimink save, prisimink. Ką? Ką tu darai? Ką turi galvoj? Ką tu tokių metų darydavai, išvykęs su savo mergina 1-2 mėnesiams? Ne, tu neteisus. Tu baisiai sugedęs. Jie ne vieni. Jie pas jo mamą. Mija miega kitam kambarį, nes jį dar vaikas. Nekvaršink man galvos tokiais dalykais. Visai nebejoju? Visiškai nebejoju. Manuelį negaliu patikėti. Atvažiavome į nuostabiausią salą pasaulyje. Jei man reiktų pasirinkti, su kuo atvykti į tokį rojų, rinkčiaus tave. Mano tėvelis dar gali pažadinti mus į šitą sapną, sužinojęs dangus su žemė sumaišys. Mums tikrai gali būti riesta, bet nesirūpink, mieloji. Nesugalvos, jam teks mūsų suprasti. Tu teisus. Tikrai, būdama su tavim daug galvojau, supratau, kad aš pasikeičiau. Jau nesu ta pati maža mergaitė. Jam teks suprasti, kaip ir man teko susivokti. Pagaliau, mieloji, visą kelionę stengiausi, kad suprastum. Džiaugiuosi, kad pati tai pasakei. Aš tave myliu. Myliu. O dabar būsim vieni ir pasidžiaugsim savo meilę. Gerai, einam. Einam. Imk. Tikrai viskas gerai? Gerai, matai, jau atgavau įprastą spalvą. Viskas gerai? Džiaugiuosi. Kas tu toks? Franciskas Blankas. Aš iš Santiago del Estero. Atvažiavau čia mokytis. Lankysiu tą pačią mokyklą, kaip mano pusbrolis Tomasas, kur. Franciskai, kaip laikais? Pančas. Gali vadinti mane Panču. Pančas, gerai. O tu ką čia reikia pasislėpusi? Pasislėpusi? Akivaizdu, kas slapstaisi. Tau atneša maistą, kažką įsineša. Nieks nieko nežino, kad tu čia. Gal ruošėjais ką pavok? Ne. Ko taip klausinėjai? Geriau eik iš čia. Eik savo. Kaip nori, bet aš visiems pasakysiu, kad tu čia. Ne, būk geras, nesakyk. Aš šeimininkės duktė. Ta mergaitė išsinešė indelį, kad surinktų visus šventės likučius. Labai noriu valgyti. Sustokit. Ši
100 kartų sakiau, kad per savo repeticijas nenoriu girdėti mobiliųjų telefonų. Mėlėjų, kokie jūs išsiblaškė, kodėl pamiršote išjungti telefoną? Baisu, tiesiog baisu. Galima sužinoti, kieno šitą rankinį? Mano, atsiprašau, 5 minučių pertrauką. Supranti, Sami, atsiprašau. Tiesiog neturiu asistentės ir negaliu išjungti telefono. Mano Marisita gražuolė, mano gali paskambinti. Sunku patikėti. Negaliu prarasti ryšio su dukrele. Alio? Mijita, saulelė mano. Kada grįžai? Klausau, mieloji. Kokios pagalbos tau reikia? Ne, Mijita, prašyk, ko tik nori, tik ne su tavo tėveliu pasikalbėti. Ne, mieloji, man su juo buvo taip sunku tam laive. Titanikas man atrodė kaip Disneylandas palygint su mano kančiom. Bet to prisiekiau savo, kad daugiau nesikalbėsiu su to iškrypeliu. Ką? Tikrai nepatikėsiu, kad negrįši. Ką? Ne, taip negalima. Grįžk kuo greičiau, Mijita. Kaip man tavo tėvai pasakyti, kad kelioms dienoms išvažiuoji į salą su Manueliu? Negaliu patikėti. Turėtum pati paskambinti ir pasakyti, mieloji. Na, ką Sonija sakė? Nieko, liepė pačiai paskambinti. Skambinsi Frankui? Nežinau, Manueli. Pažįstu savo tėvelį, jei paskambinsiu, jis man lieps grįžti. Ką dabar daryti? Kas tau, Felė? Nieko. Kažkas atsitiko, kas tau? Nieko, galvojau apie mokyklą. Apie mokyklą? Švesdama galvoju apie mokyklą? Žinau, bet negalvoju apie pamokas ar panašiai, galvoju apie naujokus. Norėčiau, kad priimtų kokį gražų vaikiną, man tinkantį. Norėčiau, kad visos 3 turėtume porą. Jie, tu ir aš. Galėtume 6 kur nors nueiti. Puiku. Gera mintis. Jei tik nebus gražių merginų, kurios iš manęs rudė atimtų, aš neprieštarauju. Geriau aš jį stebėsiu. Policininkė. Messages I can't decode. Half asleep, never wide awake, and complete overload. I got so much information here, and nothing I can really grasp. I should know the truth, but I'm too afraid, so I have to ask. Help me figure out the difference between right and wrong, weak and strong. Day and night where I belong. Felė, ką čia veiki? Einam.